Labas rytas. Tai kokio gražumo dienelė šiandien. Seniai saulė taip nešvietė, neturėjom tokių gražių dienų. Bet jeigu jinai nešviečia, visada gyvenu su ta mintim, kad jinai yra, jinai šviečia, tik tai nebūtinai mūsų žemės pusėje, arba šviečia už debesų ir mes jos taip tiesiogiai nematom. O apie ką yra šitas kanalas? Tai yra apie 7 asmenų šeimos nuotykius. Ir tie nuotykiai nėra apie kažkokius egzotiškus kraštus, ar plaukimą per vandenyną, ar ėjimą į žygius, ar dar kažką. Tai yra tiesiog apie nuotykius kasdienybėje, kurie iš tikrųjų supa mus kiekvieną. Tiesiog reikia tą pastebėti ir pasidžiaugti. Tai šis mūsų nuotykis turbūt prasidėjo prieš kokius 3 metus, kai mes nusipirkom štai šį Šilutės rajone esantį prūsišką vokišką namą. Ir prieš 1,5 metų mes palikom Vilnių, prieš metus atsikėlėm čia. Labai daug visko dar nepradėta, dar daugiau pradėta ir nepabaigta. Pabaigta dar iš vis greičiausiai nieko, bet po truputį judam ir stengiuosi įamžinti procesus, kaip sekasi, kaip nesiseka. O čia yra mūsų nuotykių ieškotojų komanda. Monika, Anikė, Vincentas, Juozapas, Etelė, Samsonas ir aš, Povilas. Pradėjau visą tai tam, kad galėčiau pats atsiminti, kaip buvo, ką mes nuveikėm ir koks buvo tas visas mūsų procesas. Štai čia turim keliauninkių, vištų ir ančių. Vieną dieną jos atvyko šituo autobusu ir sako, mums čia patinka, mes čia liksim. Tai va taip jos čia gyvena. Ir spinteliai kiaušinius deda. Čia dar vienas draugas. Čia rimta chebra. Statosi sau štabą. Šiuo metu gyvenam mažojoj namo daly, tai yra tik tai dalis 1 aukšto. Ilgainiui jisai visas turėtų tapti gyvenamas. Taip pat čia dar turim vieną pastatą, kaip matot, stogų jo nelabai pasisekė. Čia kažkada bus dirbtuvės. Čia yra dar vienas nelaimėlis, iš kurio nelabai kas likę. Tai šito pagrindinio namo būklė iš tikrųjų yra tikrai labai gera. Būklė žymiai prastesnė. Greičiausiai būtų galima padėkoti stogdengiams, kurie čia tvarkė šitą stogą ir sudėjo šiukšlės vietoj stogo dangos. Visą laiką, kaip supratau, čia leido tą vandenį. Ir turim dabar vienoje pusėje štai tokį vaizdelį. Štai tokį vaizdelį turim iš 1 aukšto. Gražu pažiūrėti. Ir jau buvo siūlymų ne vienas mums čia griauti šitą pastatą, bet mes atsikėlėm čia ne tam, kad išgriauti kas jau yra, o šita vieta mums labai patiko ir mes norim ją atkurti. Šitas kanalas yra ne apie tai, kokie mes faini, tas ir taip yra aišku, bet labiau apie tai, kad mes ir paprastais būdais galim siekti savo svajonių, judėti iš lėto, gyventi ganėtinai paprastą gyvenimą ir tiesiog tuo džiaugtis, mėgautis, dėkoti už tai ir pamatyti tą kasdienybės grožį. Taip, čia yra labai daug darbo, bet mes esam svajotojai ir šita vieta mus tikrai sužavėjo. Kai 1 kartą čia atvažiavom, pažiūrėti, pirkti šito namo, tai tik atvažiavom ir iš tikrųjų buvo tas namų jausmas ir supratom, kad čia ta vieta, kur mes gyvensim, nors ir toli nuo ten, kur statėm savo gyvenimą, sąlyginai toli. Tvarkomės, gerinam sąlygas, darom visokius projektus ir norim tuo pasidalinti. Tai yra jau 2 sezonas, pjūtis didelė, o pjovėjų maža, bet su dideliam svajonėm, su dideliam jėgom mes patirsim čia visokiausių nuotykių. Sezonui einant į priekį papasakosiu daugiau dalykų, kas čia kaip pas mus vyksta. Šiais metais štai čia turėjom 1 savo daržą. Mes čia viską darom savo rankom, savo jėgom, atvyksta draugų į pagalbą.
Tai jeigu tau įdomus toks turinys, jeigu įdomu, kaip mums sekasi, arba kaip mums nesiseka, arba kaip mes kuičiamės ir nieko nesuspėjom pasidaryti, tai paspausk patinka, paspausk prenumeruoti. Taip prisidėsi prie mūsų kuriamo turinio ir turbūt tiek. Greitų metų bus kitų serijų, kaip mes gyvenam, ką mes darom, kokie projektai laukia. Tai kviečiu prisijungti ir linkiu gero vakaro. Iki.